Šių metų kelionės tikslas buvo nuvažiuoti Kalampaką Graikijoje, pamatyti ten esančias įspūdingas uolas ir ant jų pastatytus Meteoros vienuolynus. Pakeliui buvau suplanavęs Vroclave apsistoti pas draugą Aleksą, su kuriuo susipažinau 2016 metais, grįždamas iš kelionės po Britų salas. Dar kitą dieną jau Slovakijoje manęs lauks Rimas ir Dainius iš Lietuvos, bei Saulius iš Norvegijos. Su Sauliumi susipažinau pernai per kelionę į šią šalį. Tai tokia rimta kompanija, leisimės į bendrus nuotykius. Pirmą kelionės dieną pradėjau iškart po darbo 16 val. Vieną sustojimą Suvalkuose ir nuvažiavęs 570 km apsistojau nakvynę į Vyškuvę, netoli Varšuvos. Antrai dienai buvo likę tik 400 km iki Vroclavo ir pagal planą jau 12 val. Turėjau pietauti pas Aleksą. Ryte 8 val. Išvažiuojant iš Vyškuvo oras nieko blogo nežadėjo, bet greitai viskas pasikeitė, kai dangų apniaukė juodi debesis ir pasipylė lietaus lašai. Taip lietus lydėjo ne tik šią dieną, bet ir visos kelionės metu. Gelbėjo tik super kokybės Dainėse lietaus apranga. Vroclave pagaliau po 7 metų vėl susitikome su Aleksu, kuris šiltai priėmė, supažindino su šeima ir mielu katinu Leo. Skaniai pamaitino ir pravedė ekskursiją per miesto centrą bei barus. Bare Pjanąją vyšnę teko išgerti labai skanios vyšnių užpiltinės, o kitame labai sename tradicinėme bare paragauti tartaro iš žalios mėsos faršo bei užkasti klasikinės šaltienos. Trečią kelionės dieną Aleksas palydėjo per miestą link Čekijos. Tolstant nuo miesto greitai pasimatė ir nedideli kalnai, prasidėjo smagūs vingiuoti keliukai. Deja, oro temperatūra laikėsi apie 7 laipsnius šilumos ir nelabai norėjusi stoviniuoti, o ir rūpėjo greičiau susitikti su kelionės draugais motelyje Slovakijoje. Susitikę vakare užkandome kaimo bare vietinio šnicelio ir pernakvojome baikerių bei furistų motelyje. Ketvirtą dieną jau visa kelionės grupe bendrai pajudėjome link Graikijos. Per Slovakiją pralėkėme greitkeliais jos net nepastebėję. Vengrijoje pasukome nuo greitkelio regioniniais keliais, žvalgydamėsi po jos apylinkės ir vietinius miestelius. Pakeliui susiradome vietinę valgyklą ir skaniai pavalgėme tradicinių vengriškų patiekalų. Į Serbiją įvažiavome per nuošalų nedidelį pasienio punktą. Ten atliko tik greitą dokumentų patikrą ir važiavome toliau. Link nakvynės vietos Novi Sad miesto kempinge važiavome geros kokybės nemokamais keliais, o pakeliui pamatėme didelius plotus tvarkingų pasėlių laukų bei keletą didelių grūdų elevatorių. Žemės ūkis Serbijoje atrodo labai gerai.
Kempinge mus pasitiko puikiai angliškai kalbantis buvęs diplomatas, investavęs Norvegijoje uždirbtus pinigus į stovyklavietę. Apsilankėme vietinėse mažose parduotuvėlėse ir vakarodami su tradiciniu vietiniu alumi užbaigėme dieną. Penktą dieną iš Serbijos tiesių taikymų greitkeliais patraukėme į Makedonijos sostinę Skopję. Oras po truputį bjuro ir į miestą įvažiavome su lietumi ir per patį vakarinį piką. Skopje buvau susisiekęs su vietinio baikerio klubo Guardians Angels MC prezidentu dėl priėmimo jų klube. Bet kol privažiavome prie jų klubhauso, teko pajusti pietietišką vairavimo kultūrą. Visi manevruoja kaip nori, motociklininkų nepraleidžia, toks gan agresyvus eismas. Vietiniai baikeriai draugiškai priėmė, pavaišino alumi, padovanojo suvenyro, padėjo susidaryti kelionės maršrutą per Makedoniją. Nakvyniai apsistojome motelyje miesto centre su uždaru kiemu, tai saugiai palikę motociklus nuėjome pavakarieniauti. Deja, tik patį miestą teko apžiūrėti tamsoje ir lyjant lietui, bet ir tai nesutrukdė pasigerėti daugybė įspūdingų skulptūrų miesto aikštėse. It's fun if I want to know where you are. Why can't you hide where the sun is dark? The sun is dark. Why can't you hide where the sun is dark? Šeštą kelionės dieną prasidėjo tikrusios moto atostogos. Suplanuotas maršrutas sudarė tik 200 km, tai niekur neskubėdami leidomės link Mavrovo nacionalinio gamtos parko. Ryte, tik pradėjus važiuoti, pajutau įtartiną motociklo variklio darbą. Užsidegė variklio čeko lemputė, jis pradėjo trūkčioti ir gesti sumažinus apsukas. Iš pradžių įtarėme nekokybišką benziną, bet greit supratome, kad viena aukštos įtampos ritė ant žvakės netolygiai dirba ir variklis ant mažų apsukų trūkčioja. Kadangi šio gedimo kelyje negalėjau susitvarkyti, tai tas trūkčiojimas lydėjo visos likusios kelionės metu. Nuo ryto vėl gavome lietaus ir į parko viršukalnę kilome per labai didelį rūką. Tai neleido pasigerėti vaizdu į Mavrovo ežerą, bet vėliau, nusileidžiant nuo kalnų, rūkas išsisklaidė ir galėjome mėgautis puikiais vaizdais.
Pakeliui užsukome į Bigorskį vienuolyną. Apžiūrėjome labai puošnę cerkvę, nusipirkome vienuolių išvirtos rakės ir atsigėrėme švento vandens. Netoliese esančioje vienuolių kavinėje paragavome tradicinių Makedonijos valgių ir leidomės toliau į kelią link Ohrido ežero. Lietaus tą dieną nebebuvo, tai kelias per Makedonijos kalnus buvo sausas ir saugiai galėjo vingiuoti posūkiais palei upes, ežerus ir gėrėtis mums neįprastais gamtos vaizdais.
Artėjant prie kurortinio Ohrido ežero, pamatėme daug 90 metų stiliaus didelių pastatų, daug neužbaigtų statybų. Įdomiai atrodė 3 aukštų namas, kurio pirmame aukšte veikia kažkoks servizas, o likę 2 aukštai dar išvis be sienų ir pertvarų. Ohrido mieste pastebėjome daug senų mažų automobilių. Pasivaikščiojome po senamiestį, deja jau buvo uždaryta miesto tvirtovė, nuo kurios sienų galima plačiai apžvelgti apylinkes, bet užteko ir to, ką pamatėme. Vakare prie makedoniškos Rakės teko pabendrauti su kempingo darbuotoju, kuris nemažai papasakojo apie šalį ir jų santykius su kaimyninėmis šalimis. Septintai dienai parinkau ne greitesnį, bet vaizdingesnį maršrutą per Graikijos provincijos kalnus. Ten teko pamatyti gan apleistas gyvenvietes ir net sugebėjome pravažiuoti uždarytų, neprižiūrimų asfaltuotų kelių.
Pasivaikščiojome ir apžiūrėjome senovinį tiltą, o kadangi vis užklupdavo lietus, tai likusi kelią iki Meteoros vienuolynų važiavome šlapi ir sušalę, bet vis artėjome tikslo link, tai nuotaika buvo puikia. Apsistojome apartamentuose šalia didžiulių uolų, pasivaikščiojome po Kalambaką, skaniai pavakarieniavome ir ėjome laukti rytdienos žygio į vienuolyną ant uolos. Pagal planą Meteorose turėjome turėti laisvą dieną ir neskubant apžiūrėti vietinės grožybės, o kitą dieną judėti link Albanijos, Kosovo, Bosnijos ir Hercegovinos. Ryte oras nudžiugino ir žygis prasidėjo puikiai. Einant į kalnus vaizdai džiugino ir visi tikėjomės bus labai gera diena. Bet deja.
Aš sugebėjau paslysti nulipdamas nuo vieno šlapio akmens ir teškiausi ant nugaros bei sudaužiau savo naują telefoną. O su juo pagrinde fotografavau, filmavau, jame buvo kelionės maršrutai ir kita reikiama informacija. Ir nors po žygio pasijungiau atsarginį telefoną ir prisijungiau prie savo visų paskyrų, bet kelionės nuotaika jau buvo dingusi, jaučiausi labai liūdnai. Tai ir nuostabus vaizdai nuo vienuolyno kalno nelabai bedžiugino. Po žygio, pažiūrėjus artimiausių dienų orų prognozes, pamatėme lietų ant visų Balkanų teritorijų. Tai nusprendėme pakeisti maršrutą ir iki vakaro pasiekti Egėjo jūrą vietoj planuotos Adrijos jūros. Kadangi savo Google Maps žemėlapiuose kaupiu lankomų vietų sąrašą, tai greit sudėliojau naują maršrutą per Bulgariją ir Rumuniją link Lietuvos. Mūsų bėgimas nuo lietaus tą dieną pasiteisino ir kelias nuo Meteoro link Egėjo pajūrio džiugino. Asfaltas puikus, vaizdai gražus, vienas malonumas važiuoti. Pakeliui pravažiavome Olimpo kalną. Keistoje kavinėje netikėtai labai skaniai pavalgėme keptos graikiškos ėrienos ir sotus važiavome toliau.
Vakare įsikūrėme ant jūros kranto, kur pasidarėme graikiško vyno degustacijos vakarą. Ryte labai nuvylė graikiški pusryčiai už neadekvačią kainą, bet bent jau oras toliau laikėsi geras ir link Bulgarijos greitkeliais lėkėme labai greitai ir smagiai. Graikijos-Bulgarijos pasienyje neužtrukome, greitai apsiforminome ir judėjome Bulgarijos keliais ją apžiūrinėdami. Bulgarijoje teko pasukti nekokios būklės kaimo keliuką, kad pasiektumėme vietą skambiai vadinamą Mini didysis kanjonas, nes ši vieta kažkiek panaši į Amerikos Grand kanjoną. Vieta tikrai graži, buvo verta aplankyti.
Smagiai vingiuodami kalnų keliais atvažiavome į Smolen miestą nakvyniai. Miestas įsidėstęs ant kalno šlaito, tai Google Maps navigacija klydo ir mums teko nemažai paklaidžioti gatvėmis, kol suradome apartamentus, o vėliau ir norimą kavinę. Bet maistas, alus ir kainos atpirko vargus. Rytas išaušo negražus. Išvažiavome jau iškart apsirengę lietaus aprangas. Tai dienai neturėjome konkretaus maršruto, tik krypti link Šipkos tarpeklio ir ten esančio monumento. Nors ir per lietų, bet Bulgarijos kalnai ir keliai toliau žavėjo. Ten verta sugrįžti vasarą, kai šilta ir sausa. Kelionė ėjosi puikiai, kol viename gražiame serpantine sugebėjau paslysti ir nuvirsti. Antifrizas ištekėjo iš radiatoriaus, kurį pažeidė nulinkęs apsauginis lankas su priešrūginė lempa. Gerai, kad pats žaizdų išvengiau, tik susiplėšiau rūbus. Pirma mintis buvo viskas, kelionė baigta, skrisiu lėktuvu namo. Bet išardę ir apžiūrėję motociklą suradome pažeistą vietą. Vietinis gyventojas atvežė 2 komponenčių klijų ir laikinai užklijavę skylę radiatoriuje tęsime kelionę. Kadangi užtrukome kelias valandas, tai liko tik įsikurti nakvynėje pačiame Šipkos miestelyje, vietinių naminių vynų nuplauti širdies skausmą ir skaniai pavalgyti. Rytas prasidėjo bent jau labai skaniais ir gausiais pusryčiais, kas palyginus su graikiškais nepalyginamai geriau. Pirmas lankomas objektas buvo ant Buzludžos kalno esantis sovietmečio laikų pastatas, bet nuvažiavę prie kalno papėdėje esančio karių memorialo, vėl pastebėjau varvantį antifrizą. Tai dar pakartotinai užklijavus radiatorių, kažkaip nebesinorėjo kilti iki to apleisto skraidančios lėkštės formos statinio.
Užsukome pamatyti ant Šipkos kalno pastatytą Laisvės paminklą, skirtą atminti bulgarų kariams žuvusiems XIX amžiaus pabaigoje vykusiame Turkijos-Rusijos kare. Ten sutiktas vietinis istorijos entuziastas papasakojo apie šią vietą ir net parodė mūšių schemas ir kas kaip vyko. Tuo ir baigėsi mūsų lankomos vietos Bulgarijoje, pasukome link Rumunijos ir vakare jau apsistojome jaukiame miestelyje su įprasta atostogų vakaro programa. Kelionės diena jau buvo tiesioginė prasme tranzitinė. Nuo ryto dar galėjome pasimėgauti kalnų keliais Rumunijoje, vėliau greitkelis link Vengrijos, o ten regioniniais keliukais link Slovakijos.
Slovakija pasitiko lygumomis ir vynuogynais, kiek kitokiais gamtovaizdžiais ir miesteliais. Viskas atrodė tvarkingiau ir gražiau. Kadangi man malonumą teikia pats važiavimas, o ir oras nebuvo pats bjauriausias, tai tos dienos 700 km neprailgo ir vakare mes jau pasiekėme Lenkiją, kur persivalgėme dėl nesveikai didelių maisto porcijų. Net alus nebetilpo. Paskutinė kelionės diena turėjo būti tiesiog lėkimas iki namų. Bet pakeliui dar teko pasivažinėti Lenkijos provincijų keliukais, pralėkti puikiamis magistralėmis ir dėl kelio remonto paklaidžioti Varšuvos priemiesčių kvartalais. Startavome 8 val. Ryto, o nuo 11 val. Prasidėjęs lietus lydėjo iki pat Lietuvos. Lietus ir 4-6 laipsniai oro temperatūra šią dieną padarė viena bjauriausių mano kelionių istorijoje. Ir po 970 km 11 val. Vakaro jau tikrai nieko nebesinorėjo. Tik 100 gramų viskio ir miegot. Pabaigai galiu pasakyti, kad šioje kelionėje patyriau kelis pirmus kartus. Tai telefono netektis, pirmas batonas ant šlapio asfalto, kardinalus kelionės maršruto keitimas. Bet viskas vis tiek baigėsi gerai ir gyvenimas tęsiasi. Kompanija buvo labai šauni, su šiais vyrais galima drąsiai leistis į nuotykius. Iki sekančių kelionių. Ate.